Daug čia pas mus yra žmonių nuostabių, bet Radviliškio rajonas garsėja labai. Gal kas ir žinot, kur Rokonių kaimelis, kur gyveno Kazimieras Masilionis, brangus žmogus širdį. Tai didis žmogus, su kuriuo nėra liūdna, jis gerbiantis visus, mums tarsi pamoka. Gražių metų sulaukęs, ėmėsi skrydžio, padės ne vienam gyvent ir išgyvent. Visi labai gerbia, tokių jau mažai, ir jo visi skrydžiai, ir jo plačios padangės. Graži pastatyta bažnyčia jau žiba, niekad nesiskundęs, puikus kaip žmogus. Kazimierai, žmogau iš širdies, tavo gerumas liks ateities vilties. Per laukus, per dangų tavo šviesa, mūsų atminty gyvens visada. Tu ne tik padėjęs, tu ir patarėjas, kaimo žmogus, visų mylimas vėjas. Ir šiandien dar girdim tavo balsą tyliai, sklandant virš laukų vakaro tyloj. Kazimieras, brangus žmogus, padėjėjas, ne tik padėjėjas, jis ir patarėjas. Draugai jo visi, visas kaimas puikus, bet piligrimai užsukdavo ten dažnai, nes jis juos taip gerbdavo nuoširdžiai labai, kad pro jį praeiti negalėjo ramiai. Kazimieras, didis žmogus iš širdies, nes teko ir man su juo bendraut ne kartą. Ir bažnyčioj stovėjom, kolekcijas rodė, lėktuvais paskraidė ne vieną žmogų. Bet gaila, nelaimė skaudžiai įsisuko, kad teko jam žūti savo lėktuve. Ilgai mes mylėsim jo darbus gerus ir vis prisiminsim, koks dosnus žmogus. Mes ilgėsimės jo, tai graudi tema kiekvienam, kas pažino, jis liks širdyse. Kazimierai, tavo skrydis nesibaigė dar, Tik dabar tu aukščiau už baltų debesų, o Rokonių kaimelį tyliai vakarai dar ilgai pasakos apie tave mums. Daug čia pas mus yra žmonių nuostabių, bet tokių kaip tu jau labai nedaug. Kazimierai Masilioni, Ilsėkis ramiai, tavo gerumas mūsų širdise amžinai.